Tai labas vakaras dar kartą visiems. Ir šiandien paskaitą skaitysiu aš, dietistas Jonas Lapinskas. Vėliau paskaitos gale bus galima užduoti klausimus gyvai, taip pat rašykite į chatą. Ir po paskaitos tikrai labai maloniai kviečiu ir pasidalinti savo patirtimis, kas norėsite, savo įžvalgomis ir taip pat užduokite klausimus. Na, pradėsime šiandien dienos mūsų pranešimą. Na, visų pirma, tai tam, kad kiekvieną dieną norėtumėm iš tikrųjų visi jaustis gerai, turim šį savaitgalį labai gražų orą Lietuvoje, daug prisnigo, tikiuosi jūs visi pasivaikščiojot, buvote aktyvūs, galbūt važinėjate su rogutėmis, na ir puikiai praleidote laiką gamtoje, kvėpuodami grynų orų, tyrų orų, neįsėdėdami namuose prie savo televizorių. Na, iš tiesų, su sveikata vis daugiau problemų susiduria ne tik tai Lietuvos, bet viso pasaulio medikai, neskaitant tai, kad yra pandemija ir kad tą imuninę sistemą tikrai reikėtų stiprinti visiems, kad mes nesirgtumėm arba kad mūsų puolantis virusai sugebėtų neįsibrauti į mūsų kūną, mūsų organizmą. Tai yra priemonės tam tikros, tai yra ir fizinis aktyvumas, buvimas lauke, miego, taip pat prevencija, miego gera kontrolė ir streso kuo mažesnis kiekis. Na, bet visgi didžiąją dalį mūsų sveikatos sudaro tai, ką mes valgom. Ir šitoje skaidrėje vaizdžiai parodyta, esame tuo, ką valgome. Reikia suvokti tai, kad maistas ne tik tai yra energijai skirtas, maistas taip pat yra ir statybinės mūsų kūno medžiagos, iš kurių ir susiformuoja mūsų kūnas. Jeigu mūsų kūnas neatrodo taip, kaip jūs norėtumėt, kad jis atrodytų, reikia susimastyti, ką jūs darote ne taip. Na, būtent šita paskaita šiandien ir bus truputėlį apie mus, apie mūsų maistą. Na, genetikos požiūriu žmogus šiandien dar yra pirmykštėje bendruomenėje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų maistas taip greitai evoliucionavosi, bet mūsų genetika nespėjo prisitaikyti prie maisto. Ir mes visgi turėtume valgyti kuo labiau natūralesnį tų vadinamų medžiotojų rinkėjų maistą, kuris buvo prieš 1000 kartų. Na, koksai tas maistas buvo? Reikia suvokti tai, kad maistas buvo labai natūralus. Tai yra daržovės, tai yra grybai, uogos, žvėrys, žuvis, taip toliau. Vėliau tas maistas truputėlį keitėsi, žmonės prisijaukino žvėris, prisijaukino gyvulius, pradėjo augintis patys, atsirado daržininkystė, augalininkystė. Na ir tas maistas buvo toksai natūralus, kurį mes šiandien dienai matom labai nedidelį kiekį mūsų parduotuvėse. Tai aš taip sakyčiau, natūralus tas maistas parduotuvėse tai yra daržovės, tai yra mėsa, žuvis, na, o kiaušiniai, na, o visa kita riešutai, aišku, sėklos, uogos, na, o visa kita yra mūsų pramonės jau interpretacijos ir pateiktas tas maistas patogesnėm formom. Tas patogumas galbūt jisai ir yra, ir tai yra gerai, kai mes gaištam mažai laiko, bet taip pat tai yra ir blogai, nes mes gaunam per didelį kiekį cukrų, nes tas maistas, ypatingai greito paruošimo maistas, jisai turi taip pat ir mažą maistinę vertę. Jisai turi daugiau kalorijų, bet mažiau maistinių medžiagų. Ir štai mes matom vizualizaciją, tai toks maistas, kai aliejai, duonos gaminiai, konditerijos gaminiai, perdirbti iš vaisių gėrimai įvairūs saldus, konditerijos gaminiai, na ir taip toliau ir taip toliau. Turbūt čia nereikia gilintis, mes kiekvieną dieną matome. Na, kokios yra 3 pagrindinės maitinimosi ydos šių laikų? Aš tai vadinu 3 pagrindinę mūsų ydom, todėl kad tai yra pirmas kilokalorijų disbalansas. Tai reiškia, žmogus suvalgo per daug tuščių kalorijų ir gauna per mažai mikronutrientų, per mažai antioksidantų, per mažai vitaminų, per mažai skaidulinių medžiagų, kurios be galo svarbios mūsų maistui. Ir šiuo požiūriu mes badaujam. Tai reiškia, kalorijų mes gaunam, mes esam sotus, kaip ir nealkani, tačiau mūsų kūnas badauja, nes jisai negauna tų mikronutrientų, kurie labai labai svarbus visom gyvybinėm funkcijom organizmui palaikyti.
mūsų svoris pradeda didėti, dėl per didelio svorio mes dar labiau pradedam tingėti, mums prasideda sunku vaikščioti, mes norim vis mažiau judėti, tuo pačiu dar papildomai didėja mūsų kūno svoris. Ir tas ciklas, jisai toksai yra uždaras, labai, labai žalojantis mūsų kokybišką gyvenimą. Antras disbalansas, antroji yda, kurią aš įvardinu, tai yra riebalų disbalansas. Šiandien dienai mes valgome per daug sočiųjų riebalų. Jie yra gyvūninės kilmės dažniausiai, tai yra mėsa, tai yra pieno produktai. Taip pat yra ir augalinės kilmės sotieji riebalai, reikia nepamiršti, kad ir palmių aliejus, kokosų aliejus, kaip galbūt gražiai bereklamuojamas jisai bebūtų, tačiau tai yra sotieji riebalai. Taip pat ir gysviestas yra sotieji riebalai. Taip kad kartais sotieji riebalai pateikiami kaip labai kokybiško, sveiko, tinkamo maitinimosi raciono dalis, nors iš tikrųjų taip nėra. Mums reikėtų truputėlį mažinti jų kiekius. Ypatingai tie žmonės, kurie turi širdies ir kraujagyslių sistemos ligų. Taip pat yra per didelis omega-6 riebalų rūgščių kiekis. Toje pačioje mėsoje atsiranda per daug omega-6 riebalų dėl užauginimo tų gyvūnų, kuriuos mes vartojame savo racione. Nes pašaruose naudojama yra grūdai, saulėgrąžos, kukurūzai, soja, o tai yra omega-6 šaltinis. Jie taip pat prisideda prie uždegiminių procesų skatinimo mūsų kūne. Na ir aišku, per mažai valgome omega-3 riebalų rūgščių ir dėl to ir išsivysto tas disbalansas tų riebalų, kai vienų gaunam per daug, kitų per mažai. Turbūt nepaslaptis, kad omega-3 riebalai yra žuvyje, yra kai kuriuose sėklose. Tik reikia nemaišyti, kad omega-3 yra 4 skirtingi pavadinimai. Tai pirmas iš jų yra sausumos, tai yra sėklose įvairiuose, kai kuriuose vaisiuose, kai kuriuose daržovėse, uogose, riešutuose. Taip pat yra 3 kiti pavadinimai, kurie yra jūrinės kilmės, tai yra jūros dumbliuose ir jūriniuose produktuose, krevetėse, žuvyje, moliuskose, austrėse ir panašiai. Tai tų jūrinės kilmės mes paskutiniu metu valgom kiekvieną dieną vis mažiau, nes vis mažiau žmonija tiesiog ir pagauna tų laukinės gamtos išteklių, jų vis mažėja. Taip pat daugėja ir fermų, kurios gamina arba kurios užaugina tuos išteklius, tai žuvį. Tačiau šitoje žuvyje yra žymiai mažiau omega-3 riebalų rūgščių. Jeigu tai yra fermos esančios mūsų baseinuose, tvenkiniuose, prūduose Lietuvoje, ar tai būtų kažkokiose tai fermose, uždarose teritorijose, ten omega-3 yra labai mažas kiekis, priklausomai nuo to, kuo maitinamas ta žuvis. Jeigu tai yra naudojami žuvies kažkokie tai miltai, tai truputėlį bus omega-3, bet labai nedidelis kiekis. Na ir trečias disbalansas, trečioji yda mūsų mityboje šiandieną, tai yra žarnyno disbalansas. Kas tai yra? Turbūt nepaslaptis, kad žmonija vartoja vis daugiau ir daugiau vaistų. Įvairiausių. Ypatingai Lietuvoje reikia, žmonės įpratę naudoti daug antibiotikų. Antibiotikai sunaikina mūsų gerasias, taip vadinamas bakterijas gyvenančias mūsų žarnyne. Na ir kokia yra išeitis? Taip pat, atsiprašau, dar prieš tai pasakysiu, kad taip pat priežastis to žarnyno disbalanso atsiranda dėl per didelių cukrų vartojimo, per daug cukraus, per daug rafinuotų produktų, per daug priedų pridėtų į mūsų maistą, taip pat irgi prisideda prie žarnyno disbakteriozės, taip vadinamas, prie žarnyno disbalanso, kai gerųjų bakterijų mažėja. Taip pat prisideda streso didžiulis kiekis, na, o šiais laikais to streso turbūt visiems užtenka. Ir dar vienas, dėl ko mažėja tas gerųjų bakterijų kiekis, atsiranda tas žarnyno disbalansas, tai yra per mažai skaidulinių medžiagų vartojimas mūsų maiste. Tai yra skaidulos, yra maistas gerosiom bakterijom. Ir ypatingai skaidulos, tos tirpiosios skaidulos, jos pamaitina, jos yra maistas mūsų gerosiom bakterijom gyvenančiam žarnyne. Ir norint užsiauginti gerų bakterijų didesnį kiekį, reikėtų valgyti daugiau skaidulų. Taip pat reikia žinoti, kad yra dar vienas tipas skaidulų, tai yra netirpios skaidulos, kurios labai atsakingos taip pat už mūsų žarnyno švarą ir tvarką.
Tai reikėtų žinoti, kokių skaidulų mes gaunam per mažai ir jų papildyti savo maisto racione. Na, apie tai viską truputėlį šiandien ir pakalbėsim. Kaip įrodymas apie tai, kad mes iš tikrųjų turime problemą ir iš tikrųjų mes valgom per didelį kiekį ypatingai perdirbtų maisto produktų, tai yra šita skaidrė, tai yra Pasaulio sveikatos organizacijos duota skaidrė, kurioje parodyta, kiek kokios šalis valgo ypatingai perdirbto pramonės paruošto maisto ir kiek pinigų savo maistų išleistų pinigų išleidžia būtent perdirbtą maistui. Jeigu mes matom Lietuva, 26% pinigų žmonės skirtų maistų išleidžia itin perdirbtą maistui. Tai reiškia, trečdaliui savo maisto mes perkam greitai paruošiamą maistą savo namuose. Kodėl? Na, tiesiog tai yra patogumas. Ir turbūt tikrai ne visi susimasto, kad tas maistas mums yra ne į sveikatą. Ir mes tai matome be galo išsivyščiusiuose šalyse, tokie kaip Anglija, Vokietija, Belgija, kur viršyje 46%. Ir ten žmonės turi tikrai didžiulių problemų su sveikata ir lėtinėmis lygomis. Ir pasižiūrėjus studijas mes matom ir statistiką mes matom, kad tose šalyse ypatingai daug yra sveikatos sutrikimų. Na, daug yra tyrimų parodančių, kad ypatingai perdirbtas maistas prisideda prie vėžio rizikos didesnės, prie mirtingumo didesnio, širdies kraujagyslių sistemos ligų didesnio kiekio. Tai yra daug tikrai studijų, kurias galima būtų pasidomėti ir jeigu jūs norėsit, galėtumėte taip patys asmeniškai pasidaryti savo tyrimą ir sužinoti. Na, dar viena problema, be itin perdirbto maisto per didelio vartojimo, kuris tikrai neduoda mums tinkamo sveikatos, vadinkim, tai yra fermose užaugintas maistas. Tuo, ko maitinami gyvūnai, tuose rezervuaruose, tos medžiagos ir susikaupia jų kūnuose. Tai mes tikrai žinom, kad genetiškai modifikuotais pašarais leidžiama maitinti gyvulius. Tai yra šaltinis riebalų, taip pat omega-6, tie grūdai, kukurūzai, soja, saulėgrąžos, įvairūs fermentai paskatina greičiau ir daugiau vartoti tų pašarų gyvuliam, jie greičiau užauga ir taip pat greitesnį duoda pelną ir didesnį pelną. Tačiau mums vartotojams naudos iš to tikrai yra mažai. Mes gaunam per didelius kiekius tų omega-6 riebalų rūgščių, kurių mums ir taip nereikia per daug. Taip pat antra bėda fermose tai yra tai, kad antibiotikais, įterpiami antibiotikai į maisto racioną, į tiem gyvuliam, kad jie nesirgtų. Mes girdėję turbūt ne vienas ir karvių gydymas antibiotikais, tam, kad greičiau vėl galėtų duoti pieno, galėtų į perdirbimą tą pieną nukreipti. Ir taip toliau. Taip pat naudojama ir vištom, ir žuvim, ir įvairiam gyvūnam, kurie yra auginami mūsų laikais fermose. Na, pašarai tai yra kukurūzai, soja, saulėgrąžos, tai yra omega-6 riebalų rūgštys, kurios lėtina medžiagų apykaitą ir skatina uždegiminius procesus. Ir per didelis kiekis jų mūsų maiste ir sukuria tą vadinamą riebalų disbalansą. Taip pat reikia nepamiršti ir daržovių. Daržovės, vaisiai, uogos. Na, augalininkystė ant tiek moderni tapo, kaip aš vadinu, šių laikų, ypatingai šiuo momentu parduotuvėse tais plasmasiniais pomidorais, kurie yra be skonio atvežti iš Ispanijos. Na, reikia suvokti, kad jie naudojami, jų užauginimui naudojami įvairios trąšos ir dėl to tuose daržovėse, tuose vaisiuose, tuose uogose nėra tiek daug veikliųjų medžiagų, nutrientų taip vadinamų, kai lyginti su tomis, kurios užauga pas mus Lietuvoje, kaimuose, sodybose, kai mes auginamės juos patys. Na ir taip pat dar viena problema tų mikronutrientų trūkumo tuose daržovėse, tai yra dirbtinis nokinimas. Na, jeigu daržovė arba vaisius yra nuskinamas žalias ir vežamas ir prinokinamas yra konteineriuose arba sandėliuose, tai jo tikrai maistinė vertė yra žymiai skurdesnė nei prinokusio vaisiaus arba daržovės. Dar viena bėda tai, kad naudojant
ne tik pašarus, antibiotikus, taip pat naudojami ir tam tikri hormonai, kurie padeda didesniam mėsos kiekiui, žuvies didesniam kiekiui užaugti per trumpesnį laiką. Tai jų taip pat poveikis mūsų organizmui irgi yra pastebimas ir mums reikėtų stengtis naudoti kuo labiau ekologiškus gaminius. Tiek tas pačias daržovės, tiek vaisius, tiek ir mėsą, žuvį, kiaušinius stengtis naudoti ekologiškus. Tai juose bus mažesni tie, ir trąšų, ir antibiotikų, ir įvairių kitų priemonių junginiai, kurie padeda ūkininkam pasiekti didesnę pelno dalį per tokį patį arba trumpesnį netgi laiką. Taip, kad grįžtame link Hipokrato ir jisai sako, tegul maistas būna jūsų vaistas, nes jeigu jūs nesirinksite maisto, jūs tikrai pradėsite naudoti vaistus ir tie vaistai taps jūsų maistu. Tai aš labai linkiu visiems ne vaistus vartoti, labai linkiu vartoti tinkamą maistą, kuris padėtų jums stiprinti jūsų sveikatą, jūsų imuninę sistemą aktyvuotų ir jūs jaustumėtės sveikesni. Taip pat mes, jeigu grįžtame į Zinzino kompanijos sprendimus, į tą galimybę, ką siūlo mums kompanija, tai reikėtų truputėlį grįžti taip pat į istoriją, apie ką jie irgi kalba. Vėlgi mes susidurėm su tuo pačiu. Anksčiau maistas buvo natūralesnis, buvo pilnas vitaminų, mineralų, maistinių skaidulų, įvairių dalelių, kurios mus aktyvindavo ir mus stiprindavo. Ir taip pat santykis tų riebalų buvo omega-6, omega-3 buvo geras, kai mes nepersivalgydavom tų sočiųjų riebalų ir omega-6 riebalų. Ir taip pat jie tą patį sako, kad fermose užaugintoje mėsoje, riebaluose skrudintame maiste, riebalais prisotintame maiste, kaip konditerijoje, duonos gaminiuose, sūreliai, įvairūs pusfabrikačiai, tiesiog yra per daug sočiųjų ir omega-6 riebalų. Ir tas santykis žmonijoje pasikeitė. Ir pasikeitė tikrai ne į naudą. Mokslininkai rekomenduoja turėti santykį omega-6 3 dalis ir 1 dalį omega-3 maisto racione. Deja, labai retas atvejis, man pačiam tenka 10 metų jau dirbti šitoje srityje ir aš pastebėjau, kad iš maždaug 1000 žmonių, kur aš asmeniškai galbūt tyrinėjau ir asmeniškai dariau tyrimus, tai tas santykis buvo gal pas kelis, tik tai gal kokie 5 žmonės turėjo, 6 gal žmonės turėjo santykį mažesnį nei 4 su 1. Tai yra be galo mažas skaičius iš 1000 žmonių. Visa likusi auditorija turėjo maždaug nuo 10 netgi iki 104 su 1 disbalansą. Tai yra liūdna statistika, tai tik parodo, kad mūsų maiste iš tiesų taip yra, iš tiesų pasikeitė riebalų suvartojimas ir ne į sveikatą mum. Pagal genetiką mes turėtumėm turėti santykį po lygiai 1 su 1. Deja, taip nėra. Kodėl riebalai tokie svarbus? Riebalai yra statybinė medžiaga mūsų kūno ląstelių. Ir kiekviena ląstelė, jos membrana susidaro iš riebalų, kuriuos mes suvalgom. Nuo gero santykio priklauso mūsų ir smegenų veikla, ir odos elastingumas, visų audinių elastingumas, tiek ir kraujotakos sveikata, smegenų veikla, labai daug funkcijų mūsų organizme. Nes tai yra susiję su kiekviena mūsų ląstele. Jeigu santykis yra didesnis nei 3 su 1, omega-6 ir omega-3 santykis didesnis nei 3 su 1, prasideda funkcijų sutrikimas. Tai suprastėja ląstelių funkcijos, jos pasidaro per kietos. Tai mes galime įsivaizduoti, jeigu mūsų raumenys, mūsų sąnariai yra per kieti ir mums sunku judėti, mums skauda raumenis, tai rodo, kad jie yra sukietėję. Taip pat, jeigu kraujotaka yra sutrikusi ir širdžiai sunkiau stumti kraują, prasideda širdies tam tikros problemos, kraujotakos problemos, padidėja kraujospūdis ir panašiai, tai parodo, kad yra sutrikusios funkcijos. Ir tas elastingumas ir tas standumas mūsų ląstelių membranų, jisai yra visuose audiniuose, taip pat ir kraujyje. Taip pat sutrinka medžiagų apykaita, sutrinka pakliuvimas maistinių medžiagų ir ne tik, ir visų kūno medžiagų, kurias gamina mūsų kūnas pats, į mūsų ląsteles ir sutrinka pasišalinimas.
tų maistinių medžiagų panaudotų jau ląstelių veikloje. Ir ta funkcija, jinai turėtų vykti visą mūsų gyvenimą ir tas ciklas turėtų būti kiekvienos dienos iki pat mūsų gilios senatvės, iki pat mirties. Kiekvieną dieną vyksta šitie pasikeitimai. Medžiagos turi pakliūti, medžiagos panaudotos turi pasišalinti. Ką mes sugebam pasiekti? Mes sugebam visų pirma ištirti, ar yra problema ar nėra problema ir sugebam atstatyti tą ląstelių funkciją, panaudoja tinkamą maisto racioną. Ir panaudoja tas maistinės medžiagas, kurių trūksta mūsų maiste, ypatingai omega-3 riebalų rūgščių. Na ir kai mes atstatom, prasideda normali funkcija ląstelių, prasideda normali funkcija smegenų veiklos, elastingumas audinių atsistato tiek plaukų, tiek nagų, tiek odos, širdies funkcija gerėja, kraujas lengviau teka kraujagyslėmis, kraujotakos visų baseinų, širdies funkcija gerėja, reiškia, ne taip sunku širdžiai stumti kraują mūsų visame organizme. Ir daug kitų sąnarių skausmai ir nugaros skausmai praeina, daugelis tikrai teigiamų funkcijų. Ir taip pat lengvai į vidų patenka tos medžiagos, kurios turi pakliūti į ląsteles ir pasišalina toksinai, panaudotos medžiagos labai lengvai ir taip, kaip turėtų jie ir pasišalinti iš mūsų organizmo. Tai štokia yra fiziologija. Ir ką pastebėjom, kad pas vaikus labai blogas santykis. Asmeniškai darėm tikrai daug tyrimų ir mes savo šeimoje, savo sūnui, kai darėm pirmąjį kraujo tyrimą, pamatėm, kad buvo 35 berods su vienu disbalansas, toksai didžiulis. Ir kuo jisai didesnis tas disbalansas, tuo tas ledkalnis, tas uždegiminis procesas organizme jisai vis didesnis. Tam, kad nebūtų uždegiminių procesų, mokslas sako, turėti reikia mažiau nei 3 su 1. Jeigu mes eitumėm gilyn į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, į pasaulio medikų portalus, mes ten matom netgi santykių 2 su 1, 1,5 su 1 reikia, kad būtų, kad tam tikros lėtinės ligos nustotų vystytis toliau ir jos prasidėtų jų regresas, mažėjimas, silpnėjimas tų ligų. Na, visuomeniai mes matom tikrai didžiulį disbalansą ir ta lėtinė liga, jinai iš tikrųjų kaip tas ledkalnis vizualiai nupieštas ir jisai nematomas, dažniausiai mes jo nejaučiame, vėliau tik pasijaučia jau kažkoksai simptomas. Tai vat, pavyzdžiui, lietuviai širdies ir kraujotakos sistemos lygomis Europoje lyderiauja, tai pasirodo, kad didžioji dalis jų turi padidėjusi tiek ir trigliceridų kiekį, padidėjusi kraujospūdį ir daug kitų bėdų. Na, tai yra bėda ir tai yra blogai, reikėtų tai spręsti kuo greičiau, jeigu jūs jau apie tai sužinojot. Na ir čia būtent ir yra veiksmingos priemonės, kaip tai išspręsti. Visų pirma, kuo labai tikrai linkiu, kad kiekvienas pasidarytų kraujo tyrimą. Ir pasidarytų nepaprastą kraujo tyrimą, nepaprastoj poliklinikoje ir ligoninėje, o pasidarytų kraujo ląstelės eritrocitą membranų tyrimą. Eritrocito membrana, jinai susiformuoja kas 4 mėnesiai iš mūsų maisto, kurį mes valgom. Dėl to jinai labai atspindi mūsų maisto racioną ne trumpuoju periodu, bet 4 mėnesių ilguoju periodu ir tai yra labai tikslus kraujo tyrimas. Na, taip pat yra ir pinigų grąžinimo garantija, jeigu žmonės nusipirkė kartu su produktais, kraujo tyrimą pasidarė ir gautų gerą rezultatą 3 su 1, jiem grąžina pinigus, jiem nereikia naudoti mūsų produktų. Tokiu būdu jie sutaupo pinigus, sužinoja, kad jie yra geroj savo kūno būsenoj. Na, patirtis tikrai yra didžiulė, beveik 600 tūkstančių kraujo tyrimų jau yra atlikta skirtingose pasaulio šalyse, Lietuvoje, man atrodo, apie 15 tūkstančių kraujo tyrimų, tai tikrai yra daug. Čia ne jūs pirmasis būsite, kuris pasidarys tą kraujo tyrimą. Tikrai 10 metų dirbam ir tikrai turim labai daug patirties šitoje srityje. Na, kur tas kraujo tyrimas atliekamas, daugelis klausia, tai kur tas kraujo tyrimas atliekamas namuose, kaip tai gali būti, kaip namuose galima atlikti kraują. Iš tiesų tai yra iš internetinio puslapio yra nusiperkamas paketukas, kuriame yra galimybė ir visos sudėtos priemonės pasiimti keletą lašelių kraujo iš piršto ir nusiųsti į laboratoriją. Ir laboratorijoje jau daro kraujo tyrimą. Tai yra žmogus tik tai mėginuką pasiema keletą lašiukų savo namuose.
Tyrimo laboratorija yra nepriklausoma, tai yra partneris, iš kurio Zinzino perka šitus kraujo tyrimus, jinai vadinasi Vitas. Ir ta laboratorija jau ilgus metus dirba, dar anksčiau nei pati Zinzino buvo įkurta, jinai jau dirbo. Jos partneriais laboratorijos šitos yra Pasaulio sveikatos organizacija, įvairūs Kembridžo, Oksfordo, Karališkasis Londono koledžas, tikrai garbus, labai žymus pasaulio universitetai, kur savo tyrimus, studijas klinikinės atlieka būtent šitoj laboratorijoje. Tai yra nepriklausoma laboratorija, kuri jum atliks anoniminį kraujo tyrimą. Tai yra nei vardų, nei pavardžių jie nežino, jie tik tai ištiria mėginuką kraujo, ant kurio būna barkodas ir to barkodo atsakymą patalpina duomenų bazėje. Na, taip pat Zinzino paruošia individualius anoniminius atsakymus, kai žmogus įvedė savo barkodą į mobilų telefoną arba elektroniniu paštu parsisiunčia savo kraujo tyrimo atsakymus. Na, o mūsų pareiga, dirbančių žmonių šitoje srityje, pareiga kokybiškai pateikti rekomendacijas ir išaiškinti. Ir jūs turite galimybę gauti nemokamą išaiškinimą šitų kraujo tyrimų, jei patys nesuprasit. Ir taip pat po 4 mėnesių mes rekomenduojam pasidaryti pakartotinį kraujo tyrimą, kuris parodys ir tą omega-6 ir omega-3 santykį. Jūs pamatysite apsaugos savo lygį, savo omega-3 indeksą, kuris labai svarbu širdies ir kraujagyslių veiklai, na ir daugelį kitų medžiagų apykaitai ir taip toliau. Na, ką atskleidė tyrimai? Iš tikrųjų, kadangi labai daug padarė tų tyrimų, mes pamatėm, kad Europoje yra didžiulis disbalansas, tiek ir Australijoje, tiek ir Amerikoje, ypatingai didžiulis disbalansas ir beveik visiems žmonėms to reikia atstatyti santykių. Kaip aš ir minėjau, tai yra mūsų maisto pasikeitimo pasekmė. Tik 5 procentam yra geras santykis, tai yra Europoje, iš mano patirties tai yra dar mažesnis, tik tai vos keli žmonės iš 1000 turi gerą santykį. Taip pat pastebėjom, kad žmonės tikrai nemažai kas naudoja omega-3 žuvies taukus, įvairius kitus papildus susijusius su omega-3 ir pamatėm, kad jų santykis, jų vidurkis yra prastas. Jisai nepasiekia 3:1 santykio, kurį rekomenduoja turėti medikai ir mokslininkai. Kodėl taip yra? Pasirodo, kad omega-3 labai nestabili, labai greit suyranti, labai greit oksiduojanti, sugendanti greitai veiklioji medžiaga. Norint, kad jinai nesugestų, mūsų mokslininkai atrado būdą, kaip ją apsaugoti. Ir naudojantis tiek Ole Eide mokslininko, Angela Marija Rizzo iš Milano profesorė biochemijos, tiek dr. Paul Clayton, farmakologo iš Oksfordo. Dėka buvo atrasta, kad omega-3 nesioksiduoja tada, kada jinai yra susijungusi su polifenoliais, tai su antioksidantais tokiais. Tie polifenoliai yra taip pat dumbliuose, jūrose ir dumblius besimaitindama žuvis, juos suvalgo ir tokiu būdu žuvies organizme, žuvies kūne susikaupia tie riebalai ir kai mes valgom žuvį, mes gaunam tas 2 veikliąsias medžiagas ir omega-3 ir polifenolius. Na, išvalymo proceso metu atsiskiria tie polifenoliai ir jie dingsta iš produktų, nes išvalyti jūrinius produktus būtina, nes yra daug tikrai teršalų jūrose ir šitie preparatai pilnai yra visi išvalyti. Kaip matote apačioje, čia yra įvairūs sertifikatai, GMP, kas parodo, kad geros gamybos praktika naudojasi, kad draugai, jūros draugai, kad nenaudoja jūros išteklių, atstato tuos jūros išteklius. Ir taip pat tie produktai visi yra išvalyti nuo teršalų. Produktuose taip pat yra naudojama antioksidantai, polifenoliai iš alyvuogių. Nebuvo galimybė atstatyti tuos polifenolius, kurie išvalyti iš jūros, tačiau gamintojas surado, kaip atgal atnešti tuos polifenolius ir pamatė, kad alyvuogių polifenoliai yra tikrai skanūs, labiau kvapnūs, malonesni žmonėm. Žmonės pripratę jau vartoti alyvuogių aliejų ir sumaišę su omega-3 iš žuvies. Jie gauna gerą labai kombinaciją, kuri nesioksiduoja virš 35 valandų. Tai yra produktas, kuris nesuyra, nesugenda, kurį mes vartojam. Nuo jo nėra atsirūgimo. Labai dažnai žmonės skundžiasi, aš negaliu, sako, vartoti omega-3, nes atsirūgstu. Tai yra todėl, kad jisai jau sugenda net ir būnant buteliuke kai kurių kompanijų produktai. Ir tai yra bėda, nes jie tada neduoda jums naudos, netgi duoda žalą.
Taip, kad sukurti yra produktai, kurie ir pavadinti balansuojantis aliejus, jie sugeba subalansuoti tą santykį omega 6 ir omega 3. Jie yra skirtingi nuo visų likusių rinkose, nes juose yra gausu polifenolių. Jose yra gausu iki 10 netgi kartų daugiau žuvų taukų, tų omega 3 veikliųjų medžiagų, ir jinai įdėta ne viena, ne dvi, o įdėtos visos 3 pagrindinės jūrinės kilmės omega 3 pavadinimai didžiulėm proporcijom. Yra įdėtas dar papildomai vitaminas D3, natūralus, taip vadinamas saulės vitaminas D3. Na, mūsų aplinkoje tikrai reikia vitamino D3, nes jisai irgi prisideda prie imuninės sistemos stiprinimo. Ir tikrai jisai labai naudingas kiekvieną dieną papildyti mums savo maisto racione. Taip pat yra dar vitaminai antioksidantai E, tokoferoliai, tokotrienoliai, kurie taip pat, ketvirtas komponentas, kuris įeina į šitą produktą. Na ir dar skirtumas pagal ką vartojamas, kokiu būdu vartojamas šitas produktas. Visų pirma, jisai vartojamas yra pagal žmogaus svorį, pagal fizinį jo aktyvumą ir pagal kraujo tyrimo rezultatus. Pamatę labai blogus kraujo tyrimo rezultatus, rekomenduojam didesnį kiekį. Pagal svorį irgi rekomenduojamas tam tikras kiekis. Taip, kad jūs kiekvienas, kuris jau nuspręstumėt naudoti, turėtumėt kreiptis pas savo draugą, pažįstamą, kuris rekomendavo ir tikrai jums patars, kokį kiekį jums reikėtų vartoti šitų produktų. Taip pat yra sukurti produktai žmonėm, pas kurios tulžies pūslė pašalinta, nes omega 3 riebalų rūgštys, jos yra riebalai, juos reikia, kad jie įsisavintų. Ir kai kurie žmonės po operacijų jie blogai įsisavina, blogai virškina riebalus. Tai yra būtent sukurtas produktas tiem žmonėm, kuriem yra problemos su virškinimu. Taip pat yra veganinis produktas, veganiškai besimaitinantiem žmonėm, tiesiai padarytas iš dumblių. Nėra jokios žuvies, yra tiesiai dumbliai, tas pradinis resursas, kuris ir sugaupia omega 3. Na ir yra kapsulės. Tai yra praturtintas dar daugiau polifenolių turintis preparatas, kuris labai patogiai naudojamas, 30 kg viena kapsulytė, prarijai, užsigeriai vandeniu ir tu jau gavai savo dienos normą. Aš naudojusi paskutinių šitų kapsulėmis, man jisai labiausiai patinka. Mano žmona naudojasi tirpiu vandenyje Aqua-X. Na, kiekvienas, kam patinka, skirtingus naudojasi ir aišku pagal poreikį. Taip, kad tie produktai tikrai yra sertifikuoti, jie turi daug labai naudingų sertifikatų, daug naudingų teiginių, patvirtinimų. Va čionais yra viena iš tos skaidrės, kur yra studija mokslinė atlinkta, kai parodanti, kad balanso aliejus jisai virš 35 valandų apsaugotas yra ir nuo prarijimo momento jūs iki pat kūno ląstelės. Tas laikas maždaug užtrunka apie 20 valandų. Tai 35 valandų pilnai užtenka, kad tas nesuiręs produktas nukeliautų pagal savo paskirtį. Na ir matome, kad ne visi produktai tai turi galimybę pasiekti. Kaip ir minėjau, 20 valandų būtina, kad jie apsaugoti būtų. Tai mes matom, kai kur yra tik tai 5 valandos, 9 valandos, kai kur tik 15 valandų. Tai to kiekio neužtenka, to laiko neužtenka, kad produktas savo veikliosios medžiagos sudėtimi nukeliautų į mūsų kūno ląsteles. Na ir tai parodo tyrimai iš tikrųjų. Mano asmeninis tyrimas pradžioje buvo 22,5 su vienu, tikrai buvo ne iš geriausių. Turėjau ir tam tikrų sveikatos problemų, sveikatos sutrikimų. Mano bėda didžiausia tai buvo padidėjęs kraujospūdis ir buvo pripažinta podagra. Tai dvi tokios bėdos. Tai ir viena, ir kita su maistu ir su zinzino produktais man pavyko nugalėti. Ir šiandien dienai aš labai džiaugiuosi ir tikrai nenoriu grįžti į tą laikotarpį ir tokią savo kūno būseną, kuri yra uždegiminė. Tai man labai svarbu visą savo likusį gyvenimą naudoti šitom sprendimais ir turėti gerą savijautą, neturėti skausmų, neturėti širdies permušimo ar padidėjusio kraujospūdžio, kurio aš jau neatsimenu, kada esu turėjęs, nei karto nebuvo pasikartoję. Na, sveikata visiems reikalinga, tiek kūdikiam, tiek mažiem, tiek seniem, tiek vidutinio amžiaus, tik tai poreikiai mūsų yra skirtingi pas visus. Galbūt pradžioje mums labai svarbus smegenų vystymuisi, brendimo laikotarpį, kad imunitetas, kad augimo funkcijos būtų geros. Na, kai mes jau esame brandaus amžiaus, labai svarbu reprodukcijai, mūsų odai, mūsų audiniam palaikyti, širdies kraujagyslių sistemai palaikyti.
Na, vėliau jau apie 50 metų prasidedant įvairiom lygom, jau lėtiniam lygom besivystant, tikrai yra būdas, kaip mes galim tas ligas sukontroliuoti ir prevenciškai padėti savo jas gerinti, silpninti jų tokius pasireiškimus. Na ir tikrai girdėjom daug atsiliepimų, kad senyvo amžiaus žmonės vartodami tikrai ir pradeda ir bėgioti, ir šokti, ir būna aktyvesni, ir daugiau daržuose praleidžia laiko, ir miegas gerėja, ir nuotaikos gerėja, taip kad tikrai yra būdas, kaip tai galite savo ir savo šeimai pagelbėti. Na ir taip pat Europos maisto saugos tarnyba turi daug teiginių, ką leidžia mums sakyti apie šitus produktus. Jie iš tiesų normalizuoja smegenų funkcijas, normalizuoja širdies funkcijas ir iš tiesų imuninę sistemą mūsų aktyvuoja, mūsų įgimtą imuninę sistemą ypatingai aktyvina. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tiek ir mano šeimoje, tiek ir giminės, kuri naudoja jau aplinkui draugai, pasidalindami savo patirtim, matom, kad tikrai labai labai geros funkcijas duoda šitas preparatas ir tikrai jisai yra veiksmingas labai. Na, taip pat man tenka bendradarbiauti ir su keleto sportininkų grupių, tai ir su krepšininkais, ir su kitais sportininkais, kurie pradėjo naudoti šitos preparatus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų Kauno Žalgiris jau 3 metai iš eilės naudojo, Lietuvos krepšinio rinktinė 3 metus naudojo. Yra daug sportininkų, kurie pradės naudoti ir jau naudoja šitus produktus ir mato savo naudą. Visų pirma, tai energijos padidėjusi kiekiai, geresnį atsistatymą po treniruočių, mažesnį sergamumą. Tai būtent duoda produktai, papildomai produktai, kurios turi zinzino ir kurios siūlo zinzino. Na, dar vienas produktas, apie kurį aš pirmąjį užsiminiau, kad tai reikia skaidulų, kad atstatyti tą žarnyno disbalansą, tai būtent yra sukurtos skaidulinių medžiagų mišinys, maistinės skaidulos, natūralios, iš natūralaus maisto, kuriuose yra tiek ir tirpios, tiek ir netirpios skaidulos, abiem funkcijom žarnyno palaikyti. Tai ir išvalo žarnyną kaip šluota, palaiko švarą, palaiko tvarką ir taip pat yra maistas gerosiom bakterijom. Tai yra atstato mūsų prarastų bakterijų, gerųjų bakterijų kiekius, kuriuos mes savo maistu sunaikinam ir sumažinam jų kiekį. Tai yra labai unikalus produktas, prisideda prie insulino apykaitos, cukraus kiekio reguliavimo, pas ką yra per didelis cukrus, tikrai rekomenduoju skaidulas naudoti 2 kartus per dieną po porą kaušelių ir pamatysite tikrai labai gerą efektą, teigiamas poveikis bus. Taip pat cholesterolio kiekį reguliuoja, prisideda prie svorio kontrolės. Na, tirpios skaidulos, jos sudaro tūrį tam tikrą ir mes, kai išgeriam, mūsų skrandis gauna signalus, kad užsipildęs yra sotus, dėl to mes norim mažiau valgyti. Ir toks efektas, jisai yra labai smagus ir mes jaučiamės ir sotus, tuo pačiu jaučiamės ir labai lengvi, mūsų nepučia pilvo. Na, tikrai tai yra, kaip sako, spa mūsų žarnynui, mūsų virškinimo sistemai. Ir ypatingai tie žmonės, kurie jau daug naudoja vaistų, senyvo amžiaus žmonės, gerėja tuštinimasis ir išsivalo tas žarnynas nuo tų vaistų, toksinų, kurie tikrai yra per dideli mūsų maisto racione. Labiau maisto priedai įvairūs, kurie dedami į maistą, tai irgi jie žarnyne nusėda. Dar vienas preparatas, Xtendas. Paimtas Xtend Plus yra visiškai natūralus vitaminų, mineralų ir antioksidantų kompleksas. Ypatingai stiprina imuninę sistemą. Bet ir šiuo periodu, pandemijos periodu, vienas iš svarbiausių produktų, norint aktyvinti mūsų įgimtą imuninę sistemą, yra Xtendas. Jį sudaro 42 mikroelementai, vitaminai, mineralai, antioksidantai. Jisai taip pat prisideda prie energijos kiekio didėjimo. Tik tai reikia pagal savo svorį jį naudoti, nes jeigu mes naudosim per mažai,
lyginant pagal savo svorį, mes nepasieksim to efekto, kurį tikimės pasiekti. Tai reikia 20 kg vienos kapsulytės, ten 4 kapsulytėse yra labai nedidelis dienos kiekio norma sudėta, tai reikia nebijoti ir visą tą kiekį naudoti pagal savo svorį, kad pasiekti tą tinkamą efektą. Ir aišku, prisideda prie sąnarių, prie kaulų, prie kraujotakos, prie odos, plaukų, nagų, regos palaikymo. Na, tikrai toksai labai geras produktas, kurį pats jau naudoju ilgus metus ir tikrai jaučiu energingumą, tokį gerą savijautą, dar ir sportuoju nemažai, tai vat, jaučiasi ta tokia emocija ir jaučiasi toksai energijos kiekis prieš sportą ir vakare taip pat. Tai pat labai tinkamas produktas. Vienas iš tokių imuninės sistemos moduliatorių yra beta-gliukanai. Tai yra veikliosios medžiagos esančios mūsų maiste, jų yra įvairiuose maisto produktuose, jos yra išimtos. Beta-gliukanai yra išimti iš mielių, sienelės ir duodama žmogui naudoti. Jie suaktyvina mūsų neutrofilus, makrofagus, tas imuninės ląsteles, kurios labai labai kovoja su visais virusais. Tai džiugu, kad pamiršom, kas yra ligos ir profilaktiškai savo šeimoje naudojam visi po vieną kapsulytę, tam, kad nesirgtumėm, nes nenorim nei tuo virusu užsikrėsti, nei visokiom kitokiom peršaligom ir taip toliau. Tikrai neatsiminam, kada esam sirgę. Na, kitas produktas, kurį dažnai naudoju prieš svarbius kažkokius tai renginius, vat ir prieš paskaitas irgi taip pat, tam, kad viskas sklandžiai pavyktų, kad minčių seka būtų nuosekli, kad jau jaudulio mažiau būtų, tai yra Viva šafrano ekstraktas. Tai yra šafranas natūralus prieskonis, tik kol saulė nepaveikė tos gėlelės, jisai turi dar ir gydomąsias savybės, jisai subalansuoja hormonus mūsų ir šitas produktas vartojamas yra tada, kada jums reikia. Tai gerina miego funkciją, gerina kognityvinės funkcijas, mūsų jaudulys mažėja, įtampa mažėja, dėmesys gerėja. Kaip aš sakau, jeigu jūs jaučiate dėmesio trūkumą iš savo artimojo, tai nusipirkit šitą produktą ir duokit artimajam. Pamatysite padidėjusi savo atžvilgių dėmesį. Na, iš tikrųjų produktas veiksmingas, labai man patinka jisai, patinka ir prieš miegą naudoti ir sakau, kai reikia prieš kažkokį tai svarbų įvykį ar prieš sportą irgi ją naudoju. Tiesiog yra natūralus žolelės produktas, kur jokio neturi šalutinio poveikio ir tikrai yra klinikinės studijos, veikia taip pat puikiai kaip ir antidepresantas žmonėm, kurie turi daug įtampos, daug streso, tiesiog pagerina nuotaiką. Jisai nėra kažkoksai tai cheminis, jisai neturi šalutinių poveikių. Na ir štai Zinzino kompanijos sveikatos protokolas susideda iš 3 šitų preparatų, tai yra atstatyti žarnyno balansą, atstatyti riebalų balansą ir atstatyti veiklių medžiagų balansą. Tai yra gauti tas statybinės medžiagas, kurios reikalingos visam mūsų kūnui. Na ir taip pat, ką reikėtų padaryti pačiam žmogui, tai yra mažiau gauti kalorijų. Tai reiškia suvartoti tiek pat, kiek jūs sunaudojate energiją, arba truputėlį mažiau, jeigu turite viršsvorio šiek tiek. Na, o jeigu turite nutukimo, tada truputėlį dar reikėtų mažiau, bet čia jau reikėtų kreiptis galbūt pas mus ir mes duosim tą patarimą, kaip tai daryti. Na ir šafrano ekstraktas Viva, tai yra tam, kas jaučia tą energijos trūkumą, kas jaučia miego trūkumą arba nuotaikų svyravimus, tai būtent Viva. Na, dar vienas produktas, kuris ypatingai prisideda prie kraujotakos gerinimo, tai yra polifenolių didžiulį kiekį turintis alyvuogių aliejus. Tai skamba lyg paprastas alyvuogių aliejus, nors iš tiesų tai yra revoliucinis alyvuogių aliejus ir Zinzino gamintojai nupirkę iš ekologinės plantacijos alyvuogės, jie užpatentavo būdą, kaip nenaudojant deguonies ištraukti iš alyvuogių aliejų. Tai reiškia, yra uždaroje talpoje, yra išgaunamas alyvuogių aliejus
ir nesioksiduoja tos veikliosios medžiagos. Ir taip pat nenaudojamas nei karštis, nei vanduo. Tai yra toks unikalus būdas, naujas užpatentuotas būdas, kurį turi būtent Zinzino kompanija. Tai yra tikrai vaistas mūsų kraujotakai, paimtas iš Viduržemio jūros dietos tų visų teigiamų savybių. Ir yra dar papildomai svorio kontrolės produktai, tam, kam norisi kontroliuoti svorį, tai yra lean shake'as, tai yra maistas, kur gaunamos yra labai mažas kiekis kalorijų ir daug veiklių medžiagų, vitaminų, skaidulų, mineralų, antioksidantų. Ir taip pat jame yra subalansuotas omega-6, omega-3 kiekis. Tai yra sveikas, tinkamas maistas jum vieną kartą arba 2 kartus per dieną, tam, kad galėtumėte kontroliuoti savo svorį ir greičiau kontroliuoti ir tinkamai, net nepriaugant atgal, kontroliuoti savo svorį. Na, dar vienas produktas tai yra odos, tai yra grožio priemonė, tai yra serumas odai. Taip pat jisai puikiai priemonė yra randam gydyti, greičiau praeina randai, net nelieka jokios žymės. Ir taip pat, kas nori atrodyti jaunesnis. Tai rekomenduojama tepti 2 kartus per dieną, ryte vakare, po labai nedidelį kiekį to serumo, po kelis lašiukus ant odos patepti. Ir jo poveikį jūs pastebėsite tikrai greitai. Aš tai rekomenduoju jums pasidaryti kelias nuotraukas. Tokiu būdu pamatysite jos poveikį šito produkto, sudėdami savo 2 arba 3 nuotraukas prieš, po mėnesio ir dar po mėnesio. Panaudojus 2 mėnesius jūs matysite save naujuoju savimi, tokiu pagerėjusiu, pajaunesniu, gražesnė oda lygesnė, mažiau porų, mažiau raukšlių, odos šviesumas atsiranda, mažiau raudonumo, mažiau kapiliarai trukinėja odos. Na, iš tikrųjų teigiamą poveikį turintis serumas. Ir taip pat žiemos periodu. Aš žinau, kad kai kas galbūt turite nuo šalčio nušalimus, kai kas turite šalčio alergijas. Rekomenduojama tepti odą rankų irgi taip pat. Pamatysite poveikį, labai greitą poveikį, tikrai bus teigiamas poveikis. Tai vat išsibandykite vieną, galite keletą produktų šitų nusipirkti ir gausite tikrai savo patirtį, išsibandę jūs tuos produktus, turėsite galimybę, na ir toliau juos vartoti, nusiperkant tiek, kiek jūs jau norite. Tai dar vienas produktas, ką turi Zinzino, tiesiog nesudegintą ekologišką kavą. Tai kas mėgsta kavą, geras sveikesnio, galbūt taip, nesveiko, bet sveikesnio, mažiau sudeginto, mažiau riebalų turinčios kavos, puodelį išgerti per dieną, kas mėgstate, tai tikrai yra skani kava, kurią siūlo Zinzino ir visą ją irgi galima nusipirkti iš internetinės parduotuvės. Tai mano paskaita šiandieną baigta. Dabar norėčiau jūsų, galbūt atsiliepimų, jūsų pasidalinimų, kažkokių įžvalgų, užduoti klausimus. Jūs dabar turite galimybę paklausti, jūs turite galimybę pasidalinti savo patirtimis ir jums yra aktyvuota jau garso funkcija, kad jūs galėtumėte ją pajungti. Taip, ir matau, kad yra užduota klausimų, į kuriuos pabandysiu aš atsakyti ir vėliau galbūt jūs užduosite dar ir kitų klausimų, jeigu norėsite. Ką reiškia, Raminta klausia, ką reiškia, kai kraujo teste apsaugos lygis yra 0%, imunitetas yra labai silpnas ir ką rekomenduotumėte daryti, dėkoju už atsakymą. Taip, Raminta, kai kraujo teste, kraujo tyrimo atsakyme yra apsaugos lygis 0, tai reiškia, kad pas žmogų maiste yra labai mažas arba labai mažas omega-3 kiekis, kuris veikia prieš uždegimiškai stiprindamas imuninę sistemą. Kitaip sakant, tai galima suvesti su paralelė apie imuninę sistemą. Ne pačią imuninę sistemą, bet tiesiog atsaką imuninės sistemos į puolančius virusus, patogenus. Na, tai iš tikrųjų yra labai panašiai kaip imuniteto. Tiesiog ne tai, kad lygis imunitetas pas mus vis tiek jisai yra, jisai niekur nedingsta, tiesiog mes jį galim turėti arba aktyvų, arba neaktyvų.
Tai vat, kuo yra didesnis omega-3 kiekis, tuo mūsų imuninė sistema aktyviau kovoja su visais patogenais. O nulis tai reiškia, jinai labai labai silpna, jinai praktiškai nekovoja. Kada geriau gerti balanso aliejų? Ryte ar vakare, valgius ar nevalgius? Jokio skirtumo nėra, kada gerti. Tik vienintelį dalyką, ką reikia atkreipti dėmesį, tai į fizinį aktyvumą. Pastebėjom, kad sportininkai naudodami prieš sportą energijai sunaudoja šitas veikliasias medžiagas, ką jie būna praryja. Tai reiškia, prieš sportą rekomenduojama nenaudoti omega-3 riebalų rūgščių, geriau juos naudoti po sporto. Tai jeigu nėra didelio fizinio aktyvumo, jums jokio skirtumo, ar jūs ryte, ar per pietus, ar vakare, su maistu, po maisto, vietoj maisto, nes tai yra alyvuogės ir žuvis, tai kaip aš sakau, nesvarbu, ar jūs alyvuogės ir žuvį valgysit pusryčiam ar vakarieniai, jokio skirtumo nėra. Svarbu tik tai, kad tai būtų po fizinio krūvio. Jeigu jūs sportuojate, tai geriau po treniruotės jį naudoti. Na, pastebėjom dar vieną dalyką, kad naudojant ryte, iš pradžių atlikus higienos procedūras, išgėrus vandens rekomenduotina, išgėrus balanso aliejaus ir jeigu taip 2 mėnesius iš eilės, ar tik tai maždaug po 15 minučių valgant pusryčius, labai gerėja skrandžio funkcijos. Mažėja rūgštingumas, mažėja tokie skausmai, jeigu yra kažkokie tai skrandžio pažeidimai. Tai vat vartojant balanso aliejų pastebėjom, kad mažėja šitų simptomų ir žmonės tikrai geriau jaučiasi. Tai dėl to rekomenduotina būtų jiem vartoti ryte ant tuščio skrandžio išgėrus vandenuko ir paskui po 15 minučių ar po 20 pavalgyti. Laimutė Kačanauskienė, koks stebuklas, preparatai auksiniai ir maisto nereikia turbūt. Ne, maisto mums reikia, tačiau reikia žinoti, kad tą, ką aš šiandien paskaitoj pasakojau, kad preparatai jie veikia, jie yra natūralūs iš maisto paimtos maistinės medžiagos, tikrai jie duoda poveikį. Bet maisto mums reikia, tiesiog to maistą reikia kokybiškesnio, nuo kokybiškesnio maisto nebent užsiauginti mes galim patys. Na, turbūt ne kiekvienas gyvenantis mieste tai sugeba savo pasidaryti, arba labai mažas, kuris tai sugeba savo pasidaryti. Na, o rekomendacija tai kuo mažiau valgyti pramoninio maisto, paruošto maisto, supakuoto maisto. Kuo mažiau šildyti maistą, geriau ruošti natūralų ir tikrai bus žymiai naudingiau. Na, o omega-3 arba žuvies jūs turit labai daug valgyti, arba vartoti preparatus. Kito kelio nėra kito būdo, kaip atstatyti tą santykį omega-6, omega-3. Taip, kaip dozuoti vaikams iki 12 metų Xtend kapsulės? Pagal svorį. 20 kg viena kapsulytė svorio. Ir priklausomai kiek sveria, jeigu ten 40 kg, tai viena kapsulytė ryte, viena kapsulytė vakare. Aš žinau, kad vaikai ypatingai šiais laikais valgo labai skurdžiai ir dėl to labai labai liūdna. Ir tikrai mums reikalinga duoti tų vitaminų papildomai tam, kad mūsų vaikai galutinai neišnaudotų savo tų ir taip mažų resursų, kuriuos dar gavo kūdikystėje. Nes pagal mokslinės studijas man teko skaityti, kad didžioji bėda yra tai, kad kai vaikai pradeda maitinti savarankiškai, ypatingai nuo 6, nuo 7 metų, kai jau jie tampa savarankiškai, nueina patys pasiema maistą, jau prasideda iki maždaug 15 metų, yra didžioji spraga maiste, kai vaikai iš tikrųjų labai labai skurdžiai maitinasi. Paskui truputėlį su amžiumi tas gerėja maisto davinys. Na ir taip po truputėlį gerėja jau iki senatvės. Ir tik tai brandaus amžiaus būdami 40 metų maždaug žmonės suvokia iš tikrųjų tą maisto svarbą, kur yra be galo svarbi mums. Deja, aktyviame amžiuje 25-35 metai žmonės daugiau laiko mąsto apie kaip uždirbti pinigus, nei kaip sveikai gyventi, tinkamai maitintis. Va čia ir yra didžioji bėda. Jeigu nuo 25 metų susirūpintų, tai tikrai daug ligų neišsivystytų. Taip. Kaip dozuoti Protect vaikam?
Protect aš rekomenduoju vieną kapsulytę per dieną. Jeigu tai yra mažas vaikas, ar tai čia 12 metų vaikas, tai tiesiog vieną kapsulytę per dieną. Jeigu yra mažiukas vaikas, tai tiesiog tą kapsulytę išardyti ir ten po kelis žirnelius galima įdėti į bet ką, į maistą, bet kokį, nes tai yra maistinė medžiaga, tiesiog užberkite ant maisto ir tas vaikas suvalgys. Ar galima būtų išanalizuoti šio jaunuolio 19 metų amžiaus kraujo testo rezultatus, nevartojęs Balance Oil iki šiol? Na, aš pabandysiu atsidaryti Gražvydo atsiųstą, čia Mindaugas turbūt prašęs, pabandysim atidaryti tą kraujo tyrimo rezultatą ir pabandysim išaiškinti jum, ką mes tokio turim. Tik nežinau, ar atsidarys. Aha, taip atsidaro. Tai dar truputėlį. Taip, kraujo tyrimo atsakymas. Na, mes matom rezultatus, tos šypsenėlės jos liūdnos, tai toks liūdnas ir kraujo tyrimas. Ir kraujo tyrimas vienas iš tų liūdnesnių, kurias man teko gyvenime matyti per tos 10 metų savo veiklos. Tai santykis omega 6, omega 3 katastrofiškai blogas, 69,4 su 1, tai ypatingai blogas. Patį blogiausią, kurį teko matyti, tai iš Indijos atvykusio vieno gydytojo 104 su 1, bet jisai buvo veganas, jisai vien tik tai augalinės kilmės valgė ir pas juos Indijoje ten yra sojos produktų daug, jie viską kaitina ant tų riebalų, ant palmių aliejaus, ant sojos aliejaus, žodžiu, ten blogai buvo. Tai čia irgi yra vienas iš tų blogiausių, kuriuos tenka man matyti. Labai liūdna iš tikrųjų, kad toksai kraujo tyrimas yra, kad tokia skurdi mityba pas šitą vyrą, kiek aš matau, yra vyras. Na, kaip ir minėjau, santykis omega 6, omega 3 turėtų būti 3 su 1. Kuo yra didesnis, tuo greitėja uždegiminiai procesai. Ir arba jau jie dabar yra išsivystę ir jau jaučiasi simptomai, o jeigu dar simptomų nėra, jie labai greit pasirodys. Ir bėda ta, kad net ir tos lėtinės lygos ir kraujotakos lygos ypatingai jos greitai vystosi. Ir net dabar yra ir jaunų vyrų tikrai, kurie turi didžiulių problemų. Ir 25 metų yra daromos širdies operacijos, kas anksčiau būdavo tik tai, senyvo amžiaus žmonių lygos. Apsaugos lygis matom 0, tai yra imuninis atsakas irgi yra labai silpnas. Omega 3 kiekis tik tai 2,3%, kai turėtų būti nuo 8 iki 12. Ir kardiologai visose jau dabar konferencijose ir šiais metais buvo pasaulinė didžiulė konferencija kardiologų, kurie sakė, kontroliuokite omega 3 kiekį mūsų kraujyje, turi būti nuo 8 iki 12%, kad nesivystytų uždegimas ir nesivystytų visos lygos susijusios su kraujotakos, o sunkiausios stadijos tai yra insultai, infarktai. Tai jie vystosi labai aktyviai, kuo mažesnis šitas kiekis, tuo jie aktyviau vystosi. Na, taip pat protinės veiklos indeksas 5,2, tai yra ir nuotaikos sutrikimai, ir hiperaktyvumas, ir irzlumas, dėmesio sutrikimas, miego sutrikimas, daug funkcijų pasireiškia, jeigu yra toks blogas santykis. Tai kadangi aš to žmogaus nesu matęs niekada, tai negaliu pasakyti, jisai galėtų galbūt pakomentuoti pats. Medžiagų apykaita yra labai sutrikusi ir kiekvienas iš tų parametrų čia sekančiam puslapį matysis, tai turėtų būti mažiau nei 4 su 1, kas yra tikrai labai liūdna, tiek ir elastingumas visų audinių, raiščių, tai ir sporto metu galimos traumos tikrai didžiulės ir dažniausiai taip ir įvyksta. Na, tikrai medžiagų apykaita yra labai sutrikus. Arachidono rūgšties indeksas yra geltona zona, tiesiog jisai per daug naudoja mėsos ir kiaušiniai ir mėsa racione yra tikrai sudaro per didelę dalį. Na ir štai mes matome omega 3 indeksas turi būti nuo 8 iki 12, na yra tikrai labai mažas. Tiesiog nėra žuvies produktų, visiškai nevartojami žuvis ir kiti omega 3 produktai.
Kaip ir minėjau, protinės veiklos indeksas turi būti 1:1. Smegenys susidaro iš riebalų. Jeigu netinkamus riebalus maitinamės, iš tų riebalų ir atsistato mūsų kūno audiniai visi. Tai reikia suvokti. Aišku, sunku suvokti, gal kai toks kraujo tyrimas. Membranos elastingumas, medžiagų apykaita, kaip ir minėjau, turi būti iki 4, yra 15, labai blogas. Na ir mėsa ir kiaušiniai yra per didelis kiekis, turėtų būti žalia zona štai čionais. Ir riebalų rūgščių kiekiai. Štai yra kraujo tyrimas, parodo faktinius kiekius, tai yra sočiųjų riebalų, kurie yra, kaip aš minėjau, pačioje savo paskaitoje, tai yra pieno produktai, tai yra mėsos produktai, mėsos riebalai, tai yra kietos konsistencijos riebalai esantis mum ant stalo. Taip pat yra ir palmių aliejus, kuris naudojamas konditerijos gaminiuose gausiai. Taip pat yra ir kokoso sviestas, kuris irgi yra palmių aliejus. Tai yra šiuo atveju yra per didelis irgi kiekis yra vartojamas. Omega 3 mononesotieji, vienintelio, ko yra per daug, irgi tai yra tų vadinamųjų gerųjų riebalų, tai yra riešutai, yra alyvuogės, alyvuogių aliejus, avokadai. Tai šito racione matosi, kad yra tikrai daug. Tai galbūt kažkokių tai riešutų yra vartojama daug. Na, omega 6 praktiškai nukrypimo nėra, labai džiugu iš tikrųjų, kad nėra labai didelis kiekis. Na, arachidonų rūgštis, tai mėsa ir kiaušiniai yra tikrai didžiulis perteklius, ko yra reikalinga keisti mitybą, mažinti tą racioną. Nu ir mes matom omega 3-4 pavadinimus skirtingus, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, tai yra vienas yra sausumos kilmės augalai, tam tikros sėklos, tam tikros uogos, špinatai, briuselio kopūstai, spangulės, mėlynės, avietės, žemuogės, braškės, linų, kanapių sėklos, riešutai graikiški. Tai yra irgi trūkumas šitų maisto. Na ir jūrinės kilmės žuvies, jūros produktų irgi milžiniškas trūkumas. Tai labai retas atvejis, kurie žmonės pasididina šitą kiekį, suvalgydami žuvies tiek, kiek rekomenduotina būtų suvalgyti pagal tokį didelį disbalansą, tokį didelį trūkumą. Tikrai labai labai retas, kuris tai sugeba. Kaip aš ir sakiau, buvo 6 žmonės maždaug iš 1000, kurie turi gerą santykį. Tai tiek apie kraujo tyrimo rezultatus. Jeigu dar turit kažkas tai klausimų, kuriuos norite gyvai užduoti, irgi maloniai kviečiu užduoti, pasidalinti, gal norite savo patirtimi kažkas tai. Na, jei ne, tai arba aš taip suprantu, kad jūs nenorite užduoti klausimo. Labą dieną. Jau išdrįsote, ačiū Jums už. Aš noriu paklausti, jeigu yra užsisakytas tas normalus aliejus, reiškia kaip pradiniam variante, o norėtųsi to aqua aliejaus, kaip ten galima pasikeisti? Pakeičia mergaitės, administratorės dirbančios Zinzine, mes arba paskambinam lietuviškų numerių, arba parašom laiškutį. Aš tiesiog galiu čia parašyti, kur reikėtų parašyti laiškutį, ir jum pakeistų iš vieno produkto į kitą. Tai gali padaryti tik tai merginos administratorės dirbančios pačioje įmonėje. Taip pat, jeigu jums sudėtinga, jūs galite paprašyti savo draugo, kuris pakvietė jūs čionais, jisai irgi taip pat paskambintų, tokiu pat principu paskambintų ir susisiekia su ofisu ir padėtų jums pakeisti tą produktą. Arba aš dabar užrašysiu elektroninį paštą, kur jūs lietuviškai galite parašyti. Ir taip pat jūs galite paskambinti, irgi mergaitės lietuvių kalba atsiliepia ir jums padės. Prieš skambinant arba rašant, jūs būtinai nurodykit savo kliento numerį. Jūs jį matote sąskaitėlėje savo kiekvienoje, kad merginos žinotų, kuriam klientui padėti pakeisti produktą. Ir jos labai draugiškas yra ir pakeis. Ačiū. Ačiū Jums už klausimą. Parašiau į chatą, mums čionais matosi ir telefonas yra, ir yra elektroninis paštas. Labą dieną, tiksliau labas vakaras. Norim paklausti, o kokia kaina yra to kraujo tyrimo? Kraujo
Tyrimo kaina internetiniai parduotuviai yra 117 eurų. Perkant su produktu, su balanso aliejaus rinkinuku, jo kaina yra atpinga iki 35 eurų. Tai geriausia, kad naudotumėtės tą progą nusipirkti su rinkinuku produktų, tada jums kraujo tyrimai žymiai pigiau. Ir padarius kraujo tyrimą, jeigu matytųsi, kad jums santykis 3:1 ir tikrai tada nereikėtų vartoti, jūs galėtumėt nenaudoti tų produktų, galėtumėt parašyti vėl tuo pačiu elektroniniu paštu į ofisą, jums sugrąžina pinigus. Paima iš jūsų produktus, jums jų nereikia naudoti ir grąžina jums pinigus. Tai pigiausias būdas, kaip nusipirkti. Arba galite kreiptis pas mūsų kolegas, pas partnerį, jeigu nori tik tai tyrimo pasidaryti, tai jie galbūt pigiau parduos tą kraujo tyrimą jums. Tai tiesiog reikėtų kreiptis į asmenį, kuris jūs pakvietė šiandien sudalyvauti per paskaitoje. Ačiū labai. Ačiū jums. Ar dar turėsime norinčių paklausti? Tai jei neturim, tai ačiū jums labai ir taip pat kviečiu visus, kas nespėjo sudalyvauti, kviečiu jūs paprašyti savo kolegos, kuris pakvietė į šitą paskaitą, įrašo video. Ir mes tą įrašą pasidalinsim ir jūs galėsit nusiųsti savo draugui, savo pažįstumui, kuris pagalvotumėt, kam tai būtų svarbu. Na, o jeigu nepavyks nusiųsti video įrašo, tai kviečiame kitą sekmadienį 18 valandą, tuo pačiu laiku kaip ir šiandien, sudalyvauti sekančioj paskaitoj, nes jos vyksta kiekvieną savaitgalį. Tiesiog skirtingais savaitgaliais skirtingi žmonės skaito tą paskaitą. Ir sekančio savaitgalio paskaitos vedėjas savo patirtim pasidalins Linas Karmaza. Tai labai džiugu, tikrai žmogus, kuris per pakankamai trumpą laikotarpį, per metus laiko numetė didžiulį svorį ir tikrai papasakos, kaip pasikeitė jo šiandien dienai savijauta ir širdies ir kraujagyslių sistemos. Žinau, kad pas jį ir kraujospūdis normalizavosi ir tėvelio ten jo yra labai geri atsiliepimai. Su tam tikrom problemom turėjo. Tai va, tai ir kitą savaitgalį mes klausysim Lino Karmaza. Na, o ačiū jums labai už dėmesį ir iki kitų susitikimų. Sudie. Sudie, Jon. Ačiū, Jonai.